Baisu jau darosi, pavaliai. Eik tu savo, jaučiu būtų mane ėmė. Paskui polis pasai? No. Žiauru. Reik tep slides iš čia. Tai ką, hebra, ir nėra mano mašinos. Labas rytas. Yra 7:30 ir girdžiu, kad lauke lyja. Naktį labai norėjau gert ir neturėjau visiškai nieko. Čia yra vandens iš krano, tai jo gert negėriau, bet buvau bliūdas, dujinė, tai užsikeičiau, užsivirinau vandenį ir gėriau tą užvirintą vandenį, tai kai buvo gerai, šakės. Tai vakar dar neparodžiau savo kambario, tai realiai mažiukas, kainavo kiem 7 eurai. Čia mikruškiai, langas, labai mažas kambarys iš tikrųjų. Staliukas, lova, prikolas lovai, kad buvo išėję šitaip lentos. Ta prasme, taip dabar palikau čia kažkaip, kad negaučiau pylos. Čia staliukas ir mano dušas su tualetu. Toks mažas. Bet užtenka. Per akis užtenka. Tai ką, reiks varyti į stotį, pasižiūrėti, kur traukinys ir kelintą valandą, bet čia man atrodo, kas valandą važiuoja, tai į tą pusę, bet pirmiau varysim nusipirkti vandens, nes šiauriai gert noriu ir kažką įsimesti į skrandį. Tai, jo, važiuojam. Jo, tokia ta Prancūzija, mašinų kampai apdaužyti, gatvelės mažos, šiaip jau kitokia šalis. Tik labai keista, kad kiekvieni namai turi tuos užuolaidas, tas kur šarvinės, tai šitas man buvo keista. Nešuosi tą lagaminą savo rankoje, nes, nežmoniškas tas svoris ten toj kupriniai, tai užsidėjau dabar 2 blizonus, striukę, tą lagaminą į ranką, patikėkit. Dabar su šitą kuprinę aš galiu nueiti 35 km, manau, per dieną drąsiai. Apie mano draugelį, Anglą, kur vakar žadėjau, kad susitiksim, tai nesusitikom, matėt, kad susivėlinau labai ir jam buvau parašęs, tai net neatrašė, tai greičiausiai miegojo, nes pavargęs spėju irgi stipriai. Ne. Į kitą pusę turėjau. Su juo manau, kad jau nebe ir susitiksim, nes spėju, kad jisai irgi varys jau bėgt ir turi šiandien nubėgti apie 5 mylių. Tai čia kažkas apytiksliai apie 7 kilų. Čia crazy iš tikrųjų. Tai jo, šiaip žiauriai kietas, faina buvo susipažinti su tokiu bičiuku. Manau, palaikysim ryšį kažkiek bent šitoj kelionėj ir jo kelionėj. Ja. O dabar varom į autobusų stotį, pakeliui gal rasim kažkokią parduotuvę, pasiimt vandens, atsigert ir varom pažiūrėt mašiną, nes čia ir svarbiausias dalykas. Tai žodžiu, kad važiuot Prancūzijos traukiniais turi parsijus programėlę ir tenai prie nusipirkt bilietą. Tai, nes čia, pavyzdžiui, didoka tokia kaip ir traukinių, nežinau, stotis, bet jokio kiosko, jokio nėra būdelis ar automato, kad galėčiau nusipirkti bilietą. Tai koks update'as dabar. Ten buvau prie traukinių stoties, o pasirodo man reikia autobusų, tai turiu 5, jau net 5, neturiu 4 minutės gal, nueit 1,5 kilą. Jau čia neįmanoma. Tai pavėlavau autobusą, turėsiu laukti kito. Tai ką, aš sėdėsiu toj stotelį, einu, paieškosiu kažką užkast. Vandens prisikabinau,
Va, matau kažkokios rankų darbo, kažkokie reikalai. Bet čia konditerija. Aš noriu batono. Skalbykla. Geras. Suvėjus. Gal čia iššaut kažką galima? Blema, kažko norėčiau tradiciško gal labiau. Kažkokią bandą šviežią, prancūzišką įkalt. Žodžiu. Einam į tą Suvėjų, pasimsim sumuštinį. Savas pakainai pabūsim. Palauksim autobuso ir varysim toliau. Nu, už 6 eurus. Gal ir bairšį tokį sumušteką prisikabrytis. Pasėmėm sumušteką 8 šem. Viskas. Tai gaunam mašiną, gaminamės maistą patys. Man per daug skaudu. Aišku, šitas sumuštekas didelis. Aš manau, jo per vieną syk nesuvalgysiu. Čia 2 mylai beveik gausis, spėju. Tai po ketkų gal ir nieko, bet tipo, tu jau tokį maišį mylų. Nu, sumuštinis tikrai didelis. Nu va. Nice. Šiaip tai geras. Koks batonas minkštas, tik dabar supratau. Ta prasme, what? Minkštutėlis visiškai. Jeigu duotų man tokį batoną, jaučiu galėčiau padaryti panašų sumuštinį. Nu, čia nieko stebuklingo. Realiai višta, salotos, padažas, kukurūzai ir pašildytų viskas. Tai ant laužo, manau, eitų dar geriau padaryti. Mano autobusas 10:05. Tai nepilnai apie pusvalandis reiks palaukti. Atostogos. Kiek čia daug šitų mašinyčių mažų. Belė, kiek. Ir tai prasme, vyresni žmonės su jomis važinė. Geras. Tai mūsų autobusas turėtų būti 6. Čia kiek? 16 stopkių. Vėl paskui reikės paeit. 28 stopkės. Viskas čia good. Pasieksi mašiną ir baigsi šiti visi reikalai. Jeigu ta mašina važiuos, nes čia su viešu transportu keliaut, va tai varytai nepatinka. Tikrai nepatinka. Man atrodo, matau savo autobusą. Šitas autobusas. Hello? Need a ticket. How much? 2 euros? I have it. Whew. Only cash everything, yeah? In the bus? Thank you very much. Tai va. Rybinau, tai turėjau kaip tik 2 eurus ir ten kažkiek centų. Tai jeigu kitam irgi bus tik kešas, tai viskas. I'm screwed. Reik bankomato. O ten šitas autobusas iškart, man atrodo, viens po kito. Jo, aš išlipu 1 minutė ir gaunasi 11:22 kitas autobusas. Tu juokauji. Tai jeigu čia nepriims kortelę, tai prakinėsiu ir šitą autobusą sekantį, nes turėsiu varyti bankomato ieškoti. Kokia nesąmonė. Išlipau stoteliai ir perėjau į kitą gatvės pusę ir čia yra kita stotelė. Tai pakalbinau tokį vyruką, sakau, ar ima kešų, ar ima kortelę. Sako, no money. Tipo, ta prasme galvoju, tai tipo, neima kešų, žinai. Sako, no money, no need money. Tipo, sakau, free? Sako, yes, free. Oi, sakau, gerai. Ne dėl to, kad
išleiščiau pinigus, apsidžiaugiau, bet dėl to, kad nereikės man ieškoti bankomato, nes čia, kaip suprantu, autobusai, jeigu ne free, tai tik tai cash. Tai... jo. Tai galbūt viskas ir čia gerai gaunasi, tik tai aš dabar nežinau, kuriuo laiku atvažiuos tas mano autobusas, tai tiesiog jaučiu lauksiu, kol atvažiuos C4. Nemokamai. Autobus na školų. Tai paeisi čia gerai, seniai. Paeisi gerai. Nu tai ką, jūs gerų? Aš jau savo išlauktajam Dunkerį, ar kokia čia per velniavą. Kai buvo ten nejaukų tam buse, kažkaip ne taip atsisėdote, kaip reikia. Priešais mane visi smatrėlina. Tai kažkaip nelabai. Reik pasižiūrėti dabar mums tikslų adresą, kur turim eiti. 21 minutė. Reikia eiti. O, labai gerai, į gerą pusę. Lauk, ne. Čia? Jo, čia. Palyginus su vakar, kiek čia šiandien reikės eiti, čia baikos jau kaip užuodžiu mašiną. Aš labai tikiuosi, kad aš su ją grįšiu be jokių reikalų. Žinau tik tiek, kad ta mašina, kaip užkuri, turi kažkokį pagazavus garsą, tai tas garsas I don't really like it. Tai va, einam, žiūrim. O aš kaip visą laiką su savo portfeliu varau. Chebra, šita gatvė. Baisu jau daros pavalgyti. Toks excited jaučiuosi. Eina savo. Bus triperys ar nebus triperys? Kaip galvojat? Man reiktų pasidėryti iš tikrųjų dviratį dar kokį. Pasidėčiau ant bagažinės viršaus stogo. Turėčiau nemokamą transporto priemonę apsukti. Ai. Nu jau čia turėtų būti. Gal net jau praėjau? Ne, dar. Dar tiesiai. Jau. Tai ką, chebra, nu... Ir nėra mano mašinos. Ne tas adresas. Tas bičiukas sumaišė, sako, oi, blemba, sako, sumaišiau truputėlį adresus. Tai gerai. Žodžiu. Ką, varom toliau. 2 kilai. Jau kaip sakant, tiek praėjęs. Praeisiu ir dar. Judam. Bet čia iš tikro tai vėsu. Tikrai vėsu. Ant saulės reikai. Bet medžiai žaliuoja jau. Ir kvapai tokie pavasariški. Žiauriai faina. Žiūrėjau, kad autobusas čia vietoj ir vat už minutės turėtų būti iš tos pusės. Tai manau, kad laukiam ir varom su autobusu, ne? Nu, užtrukau čia, kol susėdau į tas stoteles, bet šitoj gatvėj, chebra, turi būti mūsų mašina. Kaip sunkiai iš tikrųjų. O, golfiecas. Už 100 eurų. Nedaugiau. Nu ir panašu, kad čia turi būti. Ir taip. Štai mūsų mašina, chebra. Peugeot. Pažiūrėk. Bam, užuolaidos yra. Eik tu. Čekit. Nedrakyta, aišku, ne. Turėtų būti kažkur raktas. Va, yra raktas. Čia paliktas.
Turim. Hebra. Eik tu. Kvapas geras. Nesmirda. O, sėdynės tokios. Nelabai Max, matau, kad bus patogu miegot. Kažką jaučiu sugalvosimis, tai pasižiūrim. Ar yra degimas. Turim. Lengvas garsas, nėra kažkokio labai didelio. Bet tai eik, Peugeot, let's go! 5008. Huh? English? Huh? No? This is Aruna's car. Aruna's car. Yeah. Yes. My friend Aruna's. This is my car. What is your car? Wait, this one, yeah? Yeah? Lithuania. Are you friends? Yeah, I'm Lithuanian. Wow. Ah, it's okay. It's okay, yeah. It's C'est okay. quoi? Yeah, I'm vlogging. Yeah. I'm traveling around the Europe. Voilà, parce que police passée et fourrière. Ah? Aujourd'hui, ça doit partir Lituanie, parce que sinon, police prendre. Oh yes. Faut appeler, faut appeler. Attends, traduction. No. With The car, yeah. car French, Toi, you ça, need- acheté? Ah, the Tu as acheté ça? Yeah. How much? I'm just driving to our country with Ah, toi, chauffeur. Yeah. But I'm around the Europe. Ah. Toi, aujourd'hui, parti avec ça? I don't know. Parce que mon traduction. Bon. Appelle-le et dis-lui que la voiture doit partir aujourd'hui. Sinon, la fourrière la prend. La police est passée déjà. Et la rouge aussi. Yeah, jam, kad automobiliu turi važiuoti šiandien, kitaip jis bus. Yeah. Yeah, today because. I take it, C'est yeah. ça? In this, yeah? Yes, this. Yes, well, now he's calling. Seni makinikė bikinė. Arūnai. Čia vyrukai sustojo du tokie ir sako, kad reik tas mašinas paim, tipo, sako, čia jis galvoja, kad aš pizdinu tą Passatą, šitą Peugeot. Vienas tauras, ne? Jo. Jis girdi, gali kalbėti. Ouais, patron. Dis-lui, j'ai quelqu'un, s'il veut, il vient la débarrasser, il la prend pour son... Il veut la vendre ou pas? Erli, Nu, tai yra knyga raudona tokia. jo. Tu ją perstatyti, kurva, jeigu įsikurs, bet ją nuveš. Tu ją turėtų įsikurt, bet antru tai pradėsite sanką pahuidėvą. Gerai, tu pirmiausia ras rakinką ir tu ją patraukiai, tai gerai? Nu, davai tada. Čia filmas geras buvo. Šaikelį prisistatė su autobusu, nes jie matyt padeda tam vyrukui mašinas nupirkti, kur man šitą automobilį suderino. Tai jie prišoko, sako, ką tu čia darai, žinai? Ką čia veiki? Jie galvoja, kad aš apvoginėjau šitą mašiną ar čia kažką. Jis sako, čia mano mašina. Sakau, ne, vyrai, čia mano mašina. Tai dabar reikia tą raudoną mašiną reikia patraukti iš čia, nes jau policija buvo ir kažkur reikia visiškai ištraukti. O šitą turi važiuoti su manim, tai nežinau. Reikia skambinti ir žiūrėti, ką mes čia galim sutarti. Atvarėm į Prancūziją. Varom dirbti, neskaitosi. Bet čia jau tokia mirus takyje, eik tu savo. Visa nudaužyta. O, tai yra raktas. Jaučiu, kad kažkas tai yra. Svarbiausia tai daiktus susirakyt, kad nepakabytų mane čia.
Sakė, jinai nelabai kūrėsi. Pažiūrėsim. Nu įdomu, man tai čia įdomu. Prikolas toksai. Nežinau, pabandysim nuvežti į kitą gatvę, tiesiog pastatyti. O tik jinai nesikūrė. Žiūrėk, užsikūrė, what? Bet čia kūro vapšė nėra. Diržas koks! Eik tu! O čia žiauru. Nevažiuoja. Jinai neturi sankalos. Aš nežinau, kur aš su ja važiuoju. Čia plyta. Matai, negalima čia palikinėtų mašinų. Eik sau. Kur aš čia įsivėlęs? Apsisuksiu. Tai jau, apsisukau vienu mūsų. Žodžiu, radau tenai gale vietą, tai bandom mes ją tenai numest. Ir kažkaip. Nu, davai. Nu, žinokit, ką aš čia vaiduokliauju, tai net tam nematęs. Viskas. Čia paliekam šitą aparatą ir aš nenoriu jį žiūrėti. Viskas. Šita mašina lieka čia. Darom nuotraukas. Ir mes pučiam savais keliais jau. Aš noriu dingti iš čia šitos nesąmonės. Ką tik buvo pareigūnai atvažiavę ir aš apsimečiau, kad aš nematau, nes jie norėjo jau atvarė pasižiūrėti šitų mašinų, ar jos čia stovi. Eik tu sau, kaip žiauru buvo. Ir aš einu jau čia va gatve ir žiūriu, jie žiūri į tą mašiną ir jau kažką šnekas ir sako, žiūrėk, perstatyta, nu tipo kažką tokio. Eik tu sau, jau čia būtų mane ėmė, jei būčiau ėjęs aš į tą mašiną. Žiauru. Reik tept slides iš čia, kuo greičiau. Dar padarau nuotrauką. Radau kažkokį prekybos centrą ir gana nemažą. Tai manau, kad varau pasižiūrėsiu, kažkių gero yra. Galbūt rasim kažką. Nes, nu, tikrai ne mažiukas toks. Visų pirma, tai noriu į tualetą. Žiauriai, o visų antra, tai reikia miegmaišio. Tai kaip turėsiu miegmaišį, jau būsiu ramus. Ir reikėtų šiaip dar ir dujinukės pasikepti. Einam ieškoti. Čia kaip moki veži, kažkas tokio. Jaučiu... Nu, einam pasižiūrėsim, jau atvarėm tai. Bet čia ne čia, man atrodo, aš pataikiau, kur man. Greičiausiai varysim iš čia. Ne, varom jaučiu į Decatloną. Aišku, aš čia norėčiau VC susirast. Tai žiauriai gerai. Atvarėm į... Kur? Decatloną. Čia, manau, rasim visko, ko mums reikia. Tai... Žiūrėsim į kainas stipriai, nes kainos mums yra labai svarbu. Šitas tai tikrai toksai nežinau, bet šitas tai visai kietas ir medžiaga visai yra. Imam šitą. Turėsim. Tai kas ir ateity, manau vis tiek mes jį kažkaip parsigabensim namo. Jaučiu, šiandien nepirksiu dar čiužinio, reik pasižiūrėti, kaip įsimiegosiu, nu, kaip aš ten iš vis susipakuosiu dabar. Tai ko mums dar reikėtų, tai šiaip tai reikėtų
ant kur mes galėtumėm gaminti valgyti. Tai vienas pagrindinių irgi dalykų mūsų yra. Einam jau čia iš eilės ir viską žiūrim. Nu tai hebra, turim mašiną, apsipirkau, pravažinėjau truputėlį, nerodžiau, norėjau priprast, pažiūrėti, kaip čia važiuoja, kaip čia dirba. Ir buvau pardėt, buvau Decathlone. Ir va ką mes turim. Čia iš Lidlo, čia iš Decathlono. Tai pradedam nuo šitų reikalų. Čia yra indas, stovi, šakutė, peilis, taip toliau ir panašiai. Čia mūsų įrankiai. Toliau turim dujinę, ant kurios galėsim kepti. Čia mes turim miegmaišį ir čia jau nusipirkau maistų. Čia realiai bus ir pusryčiam, ir šiandien vakarienė. Tai varysiu kažką greitai, gal dabar susikept, kad tiesiog užkast, nes realiai nuo to sumpėjaus nieko nebuvau valgęs. Tai žiauriai noriu valgyti čia tokiam spotui, nežinau, tokiam truputėlį lievokam, bet greitai susitepu sumuštinį ir varysiu ieškoti normalesnio kažkokio spoto, nes čia O dar šiandien reikia padaryti thumbnailą, o aš dar nieko net nesu pradėjęs, nesu sugalvojęs, tai šiandien bus sunku, matau jau. Nepasėmiau šiukšlių maišų, fuck. Šitas tai žiaurus reikalas. Jisai kainavo apie 5 eurų, bet matau, kad bus geras dalykėlis. Keptuvė. Galvau stainless steel bus, bet... Na, bus gerai ir šita. Aišku, bus gerai. Šakutė, peilis. Gerai, man reikia realiai peilio tik tai, kad užsitep. Šitus galima bus sudėti atgal. Nu, seniai norėjau aš tokio setuko. Jau buvo proga. Šaut reikia cukraus, nes nusilpęs, tai žiauriai jaučiuosi iš tikrųjų, kaip užėjo galvas kodėl. Nieko nelaukiam. Šaunam pusę iš šito. A čia viską reikės susitvarkyti, susidėlioti. Čia šiandien tai matau, kad sunku, nes aš dar net iš to pačio miesto nesu išvažiavęs, iš kurio pasėmiau čia šitą mašiną. Tai biškį sunku, kai čia man sekasi. Žiauriai geras. Tai lekiu, susirasiu kažkur vietą kažkokią, nes reikia susitvarkyti tą bagažinę, susitvarkyti šiaip daiktus, čia viskas krenta, lūžta ir čia viskas supelyja. Varom. Jūs hebra išgirstumėt, kaip tas variklis kalena. Aš dabar pavažiavau autostradą ir garsai, tai nelabai kažką. Ant laisvų apsukų jisai normaliai. Sustojau čia prie kažkokio prekybos centro, kad pasijungčiau mikrofoną ir va pabandysiu išvažiuoti dabar ant didesnių apsukų, bet tai čia matau, kad nelabai yra kur važiuoti. Čia 2000 apsukų. Nežinau, ar jūs girdit, bet aš tai stipriai girdžiu. Ir tikrai stipriai girdžiu. Ajajaj. Gerai, iš tikro tai bandom ieškoti vietos dabar, kur mes čia galėtumėm sustoti nakvynei. Nes jau turim apie 6 valandas vakaro, o aš dar neįsivaizduoju, kur aš miegosiu. Privažiavau kažkokią bažnytėlę, labai gražią, ir šiaip čia pilis kažkokią šonę matau. Bet dar kur miegot neradau. Va čia ir problemytų, bet kokią gražių bažnyčių eitusiu. Raščiau kur vietukė, tai kaip būtų gerai. Bet tas variklis, jis man kuo toliau, tuo garsiau. Ką jau mes išvažiuojam, realiai jau viskas tas miestelis.
Čia reik durt kažkur, bandyt kažkaip sukt. Tai žodžiu, kokios naujienos. Aš randuosi beveik Belgijoj. Čia realiai tenai Belgija. Reik kirst sieną. Ir man kirst sieną reik ir pasiekti miestelį ir miestelį tenai likt miegot, nes čia yra visiška nesąmonė. Ką aš čia dabar padariau, tiesiog prašvaiščiau bele kiek laiko. Neturiu ką veikt realiai iš toj Prancūzijoj. Ir šiaip, jeigu atvirai, tai Prancūzija labai nepatiko. Nežinau kodėl žmonės nemalonūs, angliškai nešneka, kad angliškai nešneka, tai okei, ten tipo Lietuvoje irgi ten nelabai kažneka iš vyresnių, bet šiaip baisiai nemalonų žmonės tokie. Kažkaip nepaėjo, čia gal tik tai dabar, nes taip man nepaėjo, tai maunam šitos Prancūzijos, varom į Belgiją, pažiūrėsim, kas ten gero, ar iš vis įleis. Eina savo būtų žiauru, jeigu kokie pasieniečiai pastabdytų ir tipo sakytų, kur tavo registracija ir taip toliau ir panašiai. Va tada tai būtų nejuokinga, galėčiau pasakyti. Tipo, aš turiu tą registraciją, bet aš neturiu pirkimo pardavimo sutarties. Tai biškį liūdna būtų. Aš labai tikiuosi, kad mes čia tiesiog tai važiuosim ir pravažiuosim. Hebra, aš ką tik supratau, kad mes esam Briusely. Visi numeriai su B raide. Jo, visi. Dabar nenoriu imti telefoną į rankas, bet matau, kad net ir pasikeitė visi tokie reikalai kaip ženklinimai. Ai, man patinka sveikintis. Sveiki, labas. Gatvės net platesnės, kitokios. Iškart respektinu Belgiją dėl mašinų. Iškart pasikeitė mašinų srautą. Ta prasme, mašinų markės. Mersai, BMW, Range'ai, iškart arčiau mano širdies. Tik įvažiavau į šitą miestelį, žiūrau, aikštelis pardavinėja mašiną šaiką. Viskas, Belgija. Mano miestas. Varysim žiūrėti mašiną. Viskas, ieškom, kur miegot, nes iš tikro valgy noriu pasidaryti, įsipakuoti, padaryti review. Visio, stojam bele kur. Pagaliau radau spotą. Ir iš tikro ganėtinai šiaip neblogas. Čia už manęs trojkės kažkokios vyksta. Čia kažkokia mašina. Tai užsidengiau nuo tos pusės. Visai nebloga gal vieta. Bandysim čia miegot, ruoštis maistą, susitvarkyti viską ir taip toliau. Tai pradžiai pagalvojau, prieš visą susitvarkymą reikėtų susitvarkyti mėsą, nes čia šilta, tai bent mes ją turim užprieskoniuot. Tai jo, atsidarom jaučiu. Realiai turiu, tai tik tai vienus prieskonius. Oi, bet geri, tikrai geri. Čia va buvo, šiaip net ir parodė paprika, pomidoras, bazilikas. Žiaurus, normaliai pavarysim. Iš tikro, toks keistas jausmas stovėti ant aikštelės, masažuot mėsą su prieskoniais. Kažkur Belgijoj, what the fuck, ką aš čia darau, tipo, žinai. Bet smagu, šiaip tai smagu iš tikrųjų. Buvo vienu tarpu paėmus tokia depresija, galvoju, ką aš čia iš tikrųjų darau, kodėl aš nedirbu, ten, žodžiu, o čia kažkur išlėkęs. Bet paskui pergalvoju, fuck it, trumpas tas gyvenimas, kad čia, ta prasme, tik tai dirbtai. Turi kažką pakeisti, biškelį padaryti kitaip, kad būtų. Bet aš matau, kad pas mus atvarė kompanijos. Tikiuosi neužgaudys čia manęs, nes labai nenorėčiau ieškoti dar kažkokią kitą vietą.
būtų nelabai smagu. Dar prieskonių ant kitos pusės ir čia maždaug bus viskas. Šiaip būtų smagu lauke jau kažką, bet šalta iš tikrųjų. Iš tikrųjų tai šalta, aš nepasiruošęs su rūbais, aš galvojau, kad mano pirminė mintis buvo, kad varysiu į apačią Prancūzijos, bet jeigu tikrai atvirai kalbant, tai biškį bijau aš dėl šitos mašinos. Ten jeigu nuvažiuosiu per apačią, tada turėsiu varyti jau tikrai per Italiją ir taip toliau, tai trūk užlinktų tą mašiną, tai mano atsakomybė vis tiek aš ją paėmiau, tai būtų nelabai smagu. Čia dabar važiuoju link Vokietijos, tai sugestų, tai vis tiek būtų traliuko vairuotojai pakeliui atvaryti paimti. Tai pasirinkau šitą maršrutą šiam sykiui, pamatysim tikrai daug visko. Šiandien tokia labai diena prasta, bet manau viskas bus good. Dabar pagalvojau, kad man netilps tie visi kepsniai mano tą nupirktą naują keptuvę, bet užsidengiam ir einam tvarkytis saloną. Eik, pažiūrėk, staliukai, viskas yra. Nice. Vietos irgi. Atsilenkiau sėdynės ir čia šitie atsilenkia. Tai jūs pažiūrėkit. Bam. Kiek šiukšlių. Bam. Kiek šiukšlių. Pradėsim nuo biškį gal paprastesnių dalykų. Čia reikia apsivalyti. Nes čia žiauru. Kaip gali taip žmonės apleisti tą mašiną, nežinau, jau tu bent biškį apsivalyk, nežinau, kažką nuveš, kad išvalytų tą mašiną. Žmonės žiauriai apleida mašinas iš tikrųjų. Čia biškį gal bus sunkiau. Nežinau, kažkaip vis tiek reikia įsivalyti. Tikrai negulėsiu ant tų šiukšlių. Žodžiu, čia dabar viena mašina, antra mašina. Ir abi mašinos matė, kad aš čia kimarinu. Tai varau į kitą vietą, pasidarysiu ten bent valgyt, o čia atvarysiu jau vakare, kada jau reikės tik tai miegoti. Nes šiaip spotas čia miegojom tikrai geras. Nes šitos mašinos atvažiuoja čia tik tai dėl to, nes yra gale sporto salė, ten teniso kortai. Tai varom iš čia, kad galėtumėm paskui grįžti. Jeigu mes apsimušim kažkur kitoj vietoj, pasidarysim valgyt, žodžiu, galbūt ir atviriau, tai mes čia paskui galėsim atvažiuoti tenai įsimiegot. Tiesiog viskas, chebra, lieku čia. Čia daug geriau, net kelis syk sakyčiau, kad geriau. Kažkas gazuoja. Ir nematau. Golfas ketvirtas. Tiesiog biškį sviesto, kad pravalyti visą keptuvę. Nes nauja, tai ten tiek ir visokių nesąmonių. Manau, reikės prasidaryti tas duris, kad iš čia ištrauktų visą kvapą ir dujas sudegusias. Biškį pasivylysim. Man neturiu tam skirto įrankio. Neturiu mentelės normalių. Jaučiu, tie 3 kepsniai tai visiškai netilps. Nu, tai ką? Biškį rūksta. Užkaitinau sviestuką. Nu. Šiaip reikėtų ir svagūną prakepti. Jaučiu dar sėti sviestą prakepsim. Tai žiaurumų. Dariau kolos. Laukiu, nesulaukiu kažkaip kepsniukų. Reikia tą laiką paspėsti ir pomidorą tokį. Nu va tokią vakarienę užsitaisiau, pavalgau ir einu gult.